Prieš pakviesdami jūs į daugeliui dar neregėtą Lietuvą, siūloma pažvelgti į nediduką ir ramų uostą. Tai Šilutės uostas. Kaip keista bebūtų, šiandien jis geriau žinomas užsienio jachtų ir katerių kapitonams nei lietuviams. Antra vertus, ar galite patikėti, kad čia į Šilutės uostą kadais atplaukdavo garlaiviai iš Klaipėdos, Tilžės ir Kauno. Čia buvo ir geležinkelis, kuriuo laivais atvežtos prekės keliaudavo į šalies gilumą ir užsienius. Dabar tos pramonės ir tos prekybos jau ir nebereikia. Reikia intensyvesnės laivybos ir turizmo plėtros. Bet nepasakosime, nes yra daug geriau už mus žinančių. Sveiki! Sveiki, ponas Henrikai. Sveiki, malonu matyti jūs. Malonu. Į kelionę ištagingų katerių mus kviečia Šilutės vandens turizmo centro direktorius Rimgaudas Višinskas. Vaizdai yra ypatingai gražus, nors diena yra apsiniaukusi, bet pasakykit, kapitonę šiandien turbūt turiu. Tarp kitko, kur jūsų kepurė? Mano tenai. Va. Kapitonas turi turėti kepurę. Taip. Jau dabar praplaukė 1, 2, 3 uostą. Ir tokių, Lietuvoje žmonės kažkur gyvenantys Šiauliuose, Pakruojų, Kėdainiuose neįsivaizduoja, kad yra tokių mažų uostelių. Taip. Čia nuo senų laikų jau, jeigu kalbant apie istoriją, tai Šilutės uostas, jeigu taip trumpai apie istoriją, Šilutės uostas tai buvo pradėtas statyti 1914 metais. Tai yra tarpukarį. 101 metai. Tai ne. 99. Jo, kitais metais bus 100 metų. Mes taip galvojam kažką tai tokio padaryti, kažkokią šventę. O dabar, sakykit, atgimimas uosto prasidėjo Šilutės uosto prieš 5 metų. Taip, aišku, projektas buvo darytas jau senai, buvo paruoštas, kadangi atsirado galimybė ES. Šitą tai buvo savivaldybė kartu padarė projektą, ES pateikė ir buvo įgyvendintas projektas, kuris tai truko 2 metus, uostas pilnai renovuotas, pritaikytas pagal šiuolaikinius reikalavimus. Jisai tikrai labai gražus ir mes labai džiaugiamės tų uostų ir aš manau, kad Lietuvoje tikriausiai tokio kito uostelio nėra, kaip šitas uostelis. Ta vieta propaguoja šiek tiek jūsų šventės, kurios dažniausiai vyksta Šilutės šventės, būtinai be uosto neapsieina, ar ne? Uoste pagrindinė tokia šventė, didžiausia šventė, kuri vyksta, tai dabar jau tradicinė, tai mūsų žuvienės virimo čempionatas, kuris šiais metais bus 5. Ir žada tapti tarptautiniu? Taip, žada tapti tarptautiniu. Tai pagrindė, aišku, vyksta ir koncertai, vyksta ir miestų šventės renginiai ir taip, jisai gyvas. Ir jisai veikia kaip vieša miesto erdvė, kur labai miestelėnai mėgsta tą vietą. Kelionės maršrutą su žvejyba ar be jos galite pasirinkti. Galite plaukti Šyšą, po to Atmataus upe. Galite uostadvaryje stabtelėti. Senajam Švyturiui jau 140 metų. Galite paplaukioti Krokulankų ežere, aplankyti žiedavimo stotį Ventės rage ir žinoma lietuviškąją Veneciją Mingę. Kurioje vietoje į krantą beišliptumėte, paskanausite žuvienės. Kiek sunkiau šiemet tiesa su unguriais, bet yra ir juos kuo pakeisti. Galima į palapinę pasistatyti, galima ir valtelę įsinamuoti, galima ir su kateriu paplaukti, galima pažvejoti, aš skaitau, atsipalaiduoti, tai čia pas mus tikrai yra vietos ir yra, kaip ten, dūšiai peno labai daug čia. Tai aš norėčiau irgi atsisukti į kamerą ir pasakyti, kad nepamirškit, kad be Palangos, be Juodkrantės ir Nidos yra dar Šilutės uostas, turintis puikius katerius ir galų gale pats uostas yra labai toks, fainas.